Evelina, toks klausimas. Ką jūs kaip teisininkai rekomenduojat įtraukti į sutartį, kai tarkim būna nuomininkai su vaikais, galbūt su augintiniais, o galbūt nuomininkai yra užsieniečiai, kad apsisaugoti? Gerai, aš dabar tada iš praktikos gal papasakosiu. Gerai, kokia dabar matau labai praktika yra. Tai matau, kad dabar čia gal daugiau nuomininkui nenaudinga praktika, kad pradėjo labai nuomotojai akilai vertinti, kokį butą perduoda, ne? Nu, sakykim, ten, nežinau, čia dabar turim vieną atvejį, tai ten užuolaida, pavyzdžiui, sugadinta tiesiog natūraliu būdu, žinot, kaip prisiveria balkono duris ir ten užuolaida patenka, nu, tai taip natūraliai sugadinta. Tai čia vienas iš pavyzdžių ir, žodžiu, įtraukia, kaip kad žala padaryta, kad nuomininkas čia neva padarė žalą tyčia ir prašo atlyginti tą žalą. Nu, tai ten daug visokiausių dar kitų dalykų, bet ką aš matau, kad nuomotojai labai pradėjo prižiūrėti butą, nu, savo tą turtą ir jeigu mato, kad kažkokios yra, kad ir nedidelės tos trūkumai, kažkokie padaryti apgadinimai, jie reikalauja arba iš depozito išskaito, arba reikalauja, kad žala būtų atlyginta. Tai čia labai svarbus momentas yra, čia gal nuomotojams daugiau negu nuomininkams sakau. Esmė yra tokia, kad pagal įstatymą ir dažniausiai mes sutartyse, kaip numatom, kad nuomininkas turi grąžinti turtą tokį patį, atsižvelgiant į nusidėvėjimą tą natūralų. Ir teismų praktika sako, kad tokie menki kažkokie dalykėliai, tai čia yra natūralus nusidėvėjimas, jie nedaro žalos turtui tiek, kad jisai netenka savo vertės ir todėl nuomotojas nelabai gali to reikalauti žalos nevatai. Bet jūs, nuomotojas, nuomos sutartį gali susitarti, kad, pavyzdžiui, turtas turi būti grąžintas, pavyzdžiui, gal visiškai tokios pačios būklės, kokios buvo. Ta prasme, prieš ten padarant gal einamąjį remontą, ten, pavyzdžiui, ištaisant visas skylės. Bet čia aprašyta dar reikia konkrečiai. Taip, nes dažniausiai tos standartinės nuomos sutarties sąlygos, jos yra iš įstatymo ištrauktos, kad grąžina tokį turtą, kokį buvo, atsižvelgiant natūralų nusidėvėjimą. Nes toks grinai sakinys ir, sakau, vakar pasirašinėjom. Taip. Nu, tai o natūralus nusidėvėjimas, tai apdaužiau sieną, čia natūralus nusidėvėjimas ar ne? Nu, man atrodo, kad natūralus, nebent aš ten specialiai jau su kūjų kokių trenkiau ir sudaužiau. Bet jeigu ten aš tiesiog jau brūkštelėjau, ar ten vaikas lėkė, pralėkė ir brūkštelėjo, tai tada čia, aš manau, yra natūralus nusidėvėjimas. Tai šitoj vietoj dabar jau, pavyzdžiui, tikrai labai protingi nuomotojai, arba, sakykime, gal kurie turi tos patirties daugiau, jie labai griežtas sąlygas deda ir jie gali numatyti, kad, pavyzdžiui, turtą turi grąžinti visiškai sutvarkytą, kad ten, pavyzdžiui, gali būti numatyta, kad tu privalai daryti einamąjį remontą kiekvienais metais, tu turi grąžinti švarias sienas, net žvelgiant į nusidėvėjimą, prasme, tokius susitarimus galima daryti. Tai tada gaunasi, kad nuomininkų jau griežtesnė atsakomybė. Ir tada tu galėsi tą kiekvieną įdrėskimą sakyti, va, tu nesutvarkiai, prašau sutvarkyk, arba tada aš tau atlyginsiu. Nu, ten dar būna į nuomos sutartys įtraukia visokių ten išlaidas dėl tvarkymo, irgi labai populiaru, ne? Tai kokia ta suma turėtų būti, kiek ten turėtų, jeigu išeina. Nes dažnai, kaip mes kažkaip tokia, ne prezumcija, bet tokia gal nuomonė yra, kad jeigu ten vaikai, jeigu seniečiai, tai tada labai tas turtas netvarkingas būna paliktas. Ne va, tai lietuviai mes jau labai tvarkingi, bet aišku, irgi visko būna. Visi stereotipai tokie, bet yra iš tikrųjų. Stereotipai tokie yra, tai čia, kadangi apie tai išklausėt. Bet tai aišku, jeigu yra vaikai, tai natūralu, kad jie netokie atsargus kaip suaugę ir jie gali padaryti ten tų apgadinimų. Tai turbūt tokiom nuostatom. Tada, kad depozitą, irgi dar čia visiškai iš praktikos, dažniausiai nusimatom, kad depozitas yra dengiama, iš depozito dengiama tik tai skola, ne? Tai irgi čia tokia praktika yra, kad jeigu tu nusimatysi, kad iš depozito aš galiu dengti ir žalą, ir ten, sakykime, jeigu kažkokia tvarka, tvarkymo ten tą mokestį ir taip toliau, tai tada jau man bus lengviau panaudoti tą depozitą, tą gaunamą avansą, galima sakyti, negu aš, jeigu būsiu apsirašęs, kad tiesiog aš iš jo turiu galiu išskaityti tik tais ten neapmokėtus mokesčius, nuomą ir komunalinius, pavyzdžiui. Tai reikia į tokius dalykus atkreipti dėmesį, nes dažniausiai ir tokios ir būna, kas arba neatsiskaito, arba labai palieka baisų butą. Turbūt tos didžiausios rizikos yra iš nuomotojų pusės, aš taip matau. O pavyzdžiui, prie to paties noriu paklausti dėl užsieniečio, kaip pavyzdys, tarkim, trečios šalies užsienietis, ir nesumokėjo, kaip pavyzdys, tarkim, iš depozito pinigai jau buvo panaudoti ten kažkokį, tarkim, žalai, visą kitą, ir jisai nenori mokėti, jisai pabėgo tiesiog ir visą kitą. Ar iš vis yra verta kreiptis į policiją ir kažką jie padės ar ne šito vietoj? Policija, jeigu tai ne Europos pilietis. Jo, tai žiūrėkit, policija, jinai tokių klausimų apskritai nesprendžia. Ta prasme, čia yra civiliniai teisiniai santykiai.
nebent tas užsienietis būtų pavogęs kažką iš jūsų, tai tada galima Nieko. sakyti, ten pasisavino turtą, bet jeigu jis apgadino turtą, tai čia yra realiai civiliniai teisiniai santykiai, aš nežinau, ar policija užsims tokių klausimų. Taip. Policija galėtų užsimti, jeigu jūs kreipiatės į teismą, turėjom irgi tokį, nuomos konkrečiai santykius turėjom, mergina išsikraustė iš būto nepranešus nuomotojui, mes pateikėm ieškinį dėl žalos atlyginimo, ten dėl skolos priteisimo Taip. ir jinai absoliučiai niekur nereagavo, jokių dokumentų neėmė, nieko. Tai tada teismas toks iniciatyvus pasitaikė, pasikreipė į policiją, rado tą merginą per policiją, įteikėm jai dokumentus, jinai vis tiek nesirodė, tai ten viską priteisė iš jos. Tiesiog jinai taip pasirinko ginti savo teises. Tai ta policija nebent teismo nurodymų galėtų surasti tą žmogų, jeigu jis yra Lietuvoje. Jeigu jo Lietuvoje nėra, tai policija neieškos jo užsienį, tikrai Interpolas jo neieškos, nes čia civiliniai santykiai, čia nebaudžiamoji teisė. Tai šiaip su užsieniečiais visada yra rizika, kad jeigu jie neatsiskaitys ir išvažiuos iš Lietuvos, tai tu po to jį po visą pasaulį nesugaudysi. Ir jeigu galų gale, surasi, pavyzdžiui, jisai gyvena Uzbekistane kokiam, tarkim, ne? Tai tu tenais Uzbekistane turi samdytis advokatą, kad tas advokatas pateiktų ten ieškinį. Ta prasme, nežinai, kokia ten ta teismų praktika. Ta prasme, ar tas advokatas galų gale, žinai, nekoksai jau. Ta prasme, daug visokių rizikų, tai užsieniečiais labai yra sudėtingai. Tai vėlgi čia su savo tais darbo santykiais pasakysiu, kai dabar labai populiarų užsieniečiai, ten tolimųjų reisų vairuotojai. Tai jie, pavyzdžiui, mes turim vieną tokį atvejį, kur užsienietis įdarbintas ten mėnesį laiko, išvažiavo į Vokietiją, girtas, apdaužė 4 mašinas. Aišku, ten draudimas tom mašinom atlygino, Vokietijoje, suprantat, mašinos visos naujos. Taip, taip. Ir ten gavosi, kad apie 50-60 tūkstančių atlygino žalos tiem nukentėjusiem. O tas darbuotojas, jis tiesiog pabėgo, jis net negrįžo į Lietuvą po to įvykio. Mes jo net surasti negalim. Ir kadangi jisai girtas vairavo, draudimas sako pagal ten įstatymą, iš darbdavio sako, tu apsidraudęs, tai žodžiu, tu turi atlyginti dabar žalą, nes vairavo išgėręs asmuo. Tai čia ta prasme, čia klasika tokia yra žanro, tai lygiai taip pat su nuomininkais, užsieniečiais, aš manau, lygiai tos pačios rizikos, jis tiesiog vieną dieną gali apsisukti ir išvažiuoti. Ir ką jūs tada darysit? Ir klausimas, man visada, kodėl? Nes irgi skambina įvairių šalių, ta prasme, užsieniečiai ir aš sakau savininkai, tiesiog telefonu aš jau neįrašau, nes aruodas net išmeta, kad negalima rašyti tik Lietuvos piliečiam arba ten be vaikų ar ten studentai netinka. Tipo, kad jo iš karto aruodas atmeta, kad pakoreguok. Tai gerai, dabar nerašai, tai iš karto ir kilnoji tą telefoną, kad ne, šitam būte ne. O kokį turit būtą, kur priimtų? Šiuo momentu šiandien neturiu tokio būtų. Turiu 4 būtus nuomai, nei vienam nesutinka. Man tokia mintis tiesiog kilo, kad gal geriausia tokiais atvejais yra tas trumpalaikis apgyvendinimas, kur nesudarom tų ilgalaikių nuomos sutarčių. Pabandymui. Jo, bet toks, kai būna visokie hosteliai ar kažkas tokio, aš nežinau. Žodžiu, kad tu gali nutraukti bet kada. Taip, kad tu vos ne kasdieną mokėjai ir dieną nesumokėjai, viso gero. Šiaip iš tikrųjų čia būtų labai geras būdas. Nes aš nežinau, kaip taip. Nes jiem tikrai poreikis yra, kartais aš turiu ir su paieškom dirbu, kreipiasi, aš užsieniečiam daug yra supadėjus surasti. Ir jie dėkingi ten ir rekomenduoja mane. Bet kartais aš pati atsisakau, ieškoti, nes matau tragediją. Taip pat su vaikais, tarkim, kreipiasi paieškos, visi mes galim rasti tą nuomonę, pasiskambini ir viskas. Bet jeigu tu esi užsienietis arba turi vaikų arba augintinių, tai kiti sako, Silvija, aš pavargau, girdėti ne. Padėk, ir Silvija suranda. Aišku, irgi daug negirdi, bet, visien lietuviai, ten dirbantis, ten įvairiais, mes ten būdais irgi su teisininkais pasitarus, ten įrašom punktus kažkokius apsaugančius, ten tėvus įrašom, ten, viską vos ne tik priimkit ir po to sako, blemba, geri tie nuomininkai, nes aš sakau, su vaikais tai jau jie, visiems turi atsakomybę. Taip, dažnai turi. Ir už augintinį kartais irgi, realiai būna ir vaikai, ir augintinis, būna augintinis, tada, faktas, paimam biški pinigų, kaip sakant, jeigu vdruk augintinis apgadins, nes visi geri, nedrasko, senas, o kvapas nepatiko, sofos kažkoks ir paima apdrasko.
Man tai kilo dabar idėja, kad, pavyzdžiui, iš užsieniečių galbūt galima būtų prašyti, kad jie kokį laidavimą Lietuvos piliečio pateiktų, ar ten darbdavio, Jo, pavyzdžiui. šiaip. Tiesiog, ta prasme, kad... Esu taip darusi. Jo, nuomos Jeigu sutartis dirba plius Lietuvoje, laidavimo jo. sutartis kartu, kad jeigu nuomininkas neatsiskaito, ten padaro žalos ar dar kažką, tai tada tas laiduotojas... Bet būna nenoris. Ne, tai faktas, kad nenori, tai čia aš jau suprantu, Vis bet... tiek kažkas tai Bet atsakomybę toks turi iš priimti. variantų, jo, Taip. nes tau reikia kažkaip apsisaugoti. O Evelina, va, dėl vaikų ir dėl augintinių. Kaip, va, nes su vaikais kodėl bijo, visi čia patvirtins ir žiūrovai, ir va, mes, ką girdim, kad neiškraustysi po to. Taip. Ne, tai žiūrėkit, aš iš vis pasakysiu tokį dalyką, kad iškraustyti iš gyvenamosios patalpos, jeigu taip viską pagal raidę daryt, tai galima tik tai teismo sprendimu, pas mus pagal įstatymą. irgi šitą Mes girdėjau. negalim jų iškrausti, tai yra toks įstatymas tiesiog. Tai čia ar su vaikais, ar be vaikų lygiai tas pats, ta prasme, nu, aš vat turėjau, man atrodo, dabar visai neseniai, gal praeitais metais bylą, kur mes, iškeldino man ir su nepilnamečiais, bet, teismas priėmė sprendimą. Bet iš esmės, ta prasme, tai trunka, įsitokit byla dėl iškeldinimo, jinai vis tiek truks kokius pusmetį, tai čia minimumo, tai geriausiai tai ir metus, po to dar kol apskūs, kol nustatys terminą, kol išsikraustyt, kol antstolis iškraustys ten, jeigu jisai ten sirgs kažkiek laiko, nes jeigu serga, ten neatlieka tų kraustymo veiksmų. Ten tempia po to. Taip, jie gali tempti gumą ir tau eina, ta prasme, minusas. Bet jie nemoka tą laiką, kai ta bylinėjasi. nemoka, tau skolą prisiteisė, bet jeigu neturi žmogus iš ko pinigų, tai reiškia, tu 1,5 metų investuoji į teisinės išlaidas, ne? Tu gerai, tu jas prisiteisi, bet tu tuo metu negauni pinigų, tavo turtų naudojasi, jis nusidėvi, gerai, tu ten žalą prisiteisi, bet jeigu tie nuomininkai, jie, tas sakykime, neturi iš ko mokėti ten, asocialus kokie nors, viskas. Ta prasme, tau... Čia tragedija. Taip, minusas. Čia realiai taip ir yra. Čia minus nervai, minus pinigai. Taip, iš tikro. laikas, viskas, Minus taip. laikas, čia labai yra. Tavo ta prasme, daiktas sunki dar yra situacija. sunaudojamas. Taip, būtent. Ir galvoju, kad kodėl mano daiktą naudoja nemokamai ir dar aš čia turiu bylinėtis ir visą kitą. Ir tą stresą jausti. Čia tragedija yra, tiesą pasakius. Tai va, tai sakau, čia taip yra. Tai va, o jeigu jums reikalinga teisinė pagalba, tai drąsiai galite kreiptis į Eveliną, mes paliksime kontaktus. Būkite budrus. Turtas 365.